Mauzeriai, tiesiai šviesiai, žiūrovas teisėjas. Sakykit, neišsisakinėdamas, ką darysim su finansų ministru Šadžiumi. Klausau. Nu, ką su juo daryti? Nežinau, jūs pasakykit. Jis davė garbės pionieriaus žodį ir prisiekė prieš visą Lietuvą, kad prie euro nieks nebrangs. Vėl atradot pabrangusi kamino įdeklą ar vyno klumpės kaina neteisingai perskaičiuota? Ne, jeigu jūs nors čiūtački, nors kiek domėtumėtės aukštuomenės gyvenimu, jūs žinotumėt, kad Mantas Petruškevičius padidino savo įkainius iki 3000 eurų. Už ką? Prašau? Nu, už ką? Už ką? Nu. Jisai ten kažkaip tais... už kažką. Jis ten atneša save į renginį, kokį tais palydį, kokią senstiliusią damą. Tai čia gaunasi, kas čia gaunasi? Floristika, ar tai ekskortas kažkaip tais. Ir jo įkainiai padidėjo iki 3000 eurų. Tai ką darysim su finansų ministrais, man pasakykit? Ja? Gerbiamasis, bandau paaiškinti. Taip. Pabrango jozukas, pabrango ir mantukas. Kiek galima varyti už pigiai? Visą gyvenimą varė už pigiai. 10 metų kažkur varė. A dabar jau, sakyčiau, dirba jo vardas. Vardas. Ok. Dirba vardas, ok. Bet tai kodėl? Kodėl ministras Šadžius man nekompensuos paslaugų pabrangimo? Kodėl? Kodėl, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu nueiti su Petruškevičiaus palyda į 3-ojo troleibusų parko elektrotransformatorinės atidarimą, tai iš kur aš gausiu 3000 eurų? Kodėl man Šadžius, taip sakant, nekompensuoja šito pabrangimo? Jeigu sakė, kad nieks nebrangs. Matot, jūsų tą pastotę, ar ten transformatorinę, kaip... Transformatorinę. Jo. Galima tai daryti ir be Petruškevičiaus floristikos. O ką, mes kitokie žmonės? Aš jau negaliu pasirodyti transformatorinės atidarime su Mantu Petruškevičium už parankės ir su batais žudikais? Kodėl? Galit, jeigu turit 3000 eurų. Tai jūs pagaliau prageidot. Tai aš 3 kartą jūsų klausiu, ką mes darysim su finansų ministru Šadžiumi? Žiūrėk, padarom Petruškevičiui fiktyvų užsakymą. Atvažiuoja Mantas į ministeriją su pilna fūra baltų rožių. A ten niekas jo nelaukia. Tai iš karto kainos nukristų. Ok, skambinu Mantui Petruškevičiui Šadžiaus balsu.